Daugiau nei 800 bėgimo mėgėjų susirinko į kasmetį naujametį bėgimą. Šiemet čia sulaukta kaip niekada gausaus kalėdų senelių būrio. Daugiau nei 150 kalėdų senelių būriuojasi Žalgirio stadione. Jie, kaip ir dar beveik 700 bėgimo mėgėjų, susirinko į kasmetinį, jau 33-ąjį naujametinį bėgimą. Didelė šventė ir savęs pasitikrinimas ir pabuvimas kartu su senais draugais ir su bičiuliais. Nepraleidžiu ne vieną bėgimą naujametinį. Įdomu labai. Kiekvienais metais mes su kolegom susirinkam visą laiką prabėgti, paminėti senus metus, palikti ir sutikti naujosius. Prieš stodami į startą kalėdų seneliai su šventėmis pasveikina visus sporto mėgėjus, kurių dauguma pasipuošia bent jau kalėdinėmis kepuraitėmis. Kada visi dalyviai surikiuojami, duodamas startas. Šiame būryje ir jauniausias bėgikas, kuriam vos 2 metukai, ir vyriausias, kuriam jau 86. Pirmieji finišo liniją Žalgirio stadione pasiekė 5 km distancijos dalyviai. Čia nugalėtojais tapo Lina Patolevičiūtė ir Andrėjus Jegorovas. Pagrindinė varžovė bėgo 12 km, tai jau ir pernai buvo antras, ir užpernai laimėjo, tai šiemet irgi tikėjausi. Kiek daugiau ištvermės reikalaujančioje kitoje 12 km distancijoje, kaip ir pernai, pergalę šventė Marius Diliūnas ir Pekino olimpinių žaidynių dalyvė, maratonininkė Rasa Drazdauskaitė. Man to pačiu treniruotė ir to pačio šventė. Smagu sudalyvauti, daug senio šalčių, geros nuotaikos, smagu. Tie, kurie galvoja, kad aktyvus gyvenimo būdas sulaukus 60-ojo gimtadienio nelabai įsivaizduojamas, turėtų pasimokyti iš 86 metų Vlado Levicko, kuris naujametinėme bėgime jėgas išmėgino jau 29 kartą. Čia toks užsiėmimas, aš jau 30 metų bėgioju, dar nenusibodo. Naujametinėme bėgime buvo ir tokių dalyvių, kurie neįsigando atšalusių Lietuvos orų. Ir žinoma, tokių, kuriems pasiekti finišą prireikė kitų pagalbos.